Šilutė susiformavo taip atsitiktinai, kadangi Klaipėdos arba anksčiau Nemelio ir Tilžė lygiai 50 km tiek į Klaipėdą. Tai reiškia vienos dienos atstumas, nes su arkliais važiuojant, su žirgais, su karietomis, aišku, daugiau kaip 50 km jau sunku privežti, reikia gerų kelių. Čia taip nebuvo, todėl reikėdavo kažkur ieškoti apsistoti. Na, čia, kaip vadinasi, Šilo karčiama buvo tokia vietovė, tai tik tai nuo karčiama ir Šilas ir karčiama kartu, tai ir pavadinimas Šilo karčiama. Čia apsistodavo tie pakeleiviai, kurie gana dažnai važiuodavo iš Tilžės į Nemelį, ten su visokiais reikalais, valdininkai, administracijos darbuotojai, ūkininkai, ypač pirkliai, žydeliai daug važiuodavo, kurie prekydavo ir taigi miestelis pradėjo augti šalia. Jautė žydai, kad galima pelno turėti, tai atvažinėti ten į tą aptarnauti gyventus, reikia statytis kažkur šalia namų, tai ten pradėjo gyvenvietę augti. Nu, vėliau susijungė su Vardeniu, Vardenius kaimas toksai ir Žibai. Tai va iš tų trijų kaimų jau jie apsijungė ir kaimai pradėjo augti ir susiformavo vienas miestas, vienas vienetas, tai tik tai pavadinimo jį Šilutė. O Šyšos žemupį atplaukė laivai ir Šyšos iš Šilutės plaukė reguliarius reisus į Nidą. 6 val. Ryte išplaukė, 6 val. Vakare išplaukė iš Šilutės. Nu, gana patogu, kas nori atvažiuoti, palieka čia mašiną, plaukia visai dienai į Nidą pasižmonėti. Kada vyksta šventės, festivaliai. Taip, Šilutė išaugo irgi, kadangi čia ir kelių mazgas, ir geležinkelis praeina šalia. Taigi pradėjo vystyti pramonę, nu, tarybiniais laikais tikriausiai, žinau, Trambino sūriai, būtent čia gaminami. Na, dabartiniu metu įvairius ir prekybos centrai, kaip ir visuose, ir matot, ir Lidlas, ir Norfolk, ir, aišku, Maxima, ir iki. Vienas iš tokių veikėjų, aišku, buvo ir Jankus veikė, ir Pitėnuose turėjo spaustuvę, leido knygas, išleido iš viso 306 knygas. Lietuvių, labai lietuvininkas buvo, žinoma, ar vokiečių kalbos, nes reikėjo įsidirbti duoną savo. Pats buvo rašytojas, advokatas, rašytojas, publicistas, labai protingas žmogus. Ir kada buvo tas sukilimas lietuvininkų prijungti mažąją Lietuvą prie didžiosios Lietuvos, jisai buvo komiteto pirmininkas jau. Na, čia matote, kad tipiškas vokiškas miestas, pastatus sluoksnius. O kairėje pusėje pravažiuosim Šilutės krašto muziejų miestiečiai. Tai dar vadinama Šilutės dvaras, kairėje pusėje. Kertam dar kartą Šyšą. Šyšos čia Šilutė, plaukia laivai, kaip minėjau, gana dideli laivai į Atmatos upę.
yra uostas padarytas. Ir atrodo tokia upė nedidelė, bet tas laivas puikiausiai šlaviruoja. Kaukas vanduo. Daugelį atvejų toj vietoj, kada matys per kelią vertėsi vanduo ir yra rusnės stovi traktorius specialiai su priekaba ir su ta priekaba keldavo lengvas mašinas. Lengvom mašinu jau strikdavo, uždėdavo variklį. Gilėje yra skylutė, yra šiek tiek mažesnė. O čia vadinasi šitą estakadą skvernelė, nes skvernelė laikai čia inicijavo, kad būtų pastatyta, kad nevartų žmonės, bet taip toliau varsta vis tiek nespėja praleisti protaką ir vanduo verčiasi, kada būna stambūs potvyniai, veržiasi va šitoje vietoje žemai, kur veržiasi per kelią ir taip su traktoriaus priekaba gali pasiekti. Ir apsikendė šitų trėkimų, kadangi čia yra jau pradėtas keltas, pastatytas kaminiai tiltas, ir buvo pastatytas tiltas per Nemuną. Čia grindinių kelių, čia mes matom rūpą. Matote, kraterį daug čia Nemuno deltas prasideda, o ten skirinikė. Ir mes jau išvažiuosim, yra Kaliningradas lygis. Jeigu yra atveju, jeigu kas nori, žinau, Dėstelę, mato čia jų kiek yra.